Kiek tu esi jau šalių aplankęs? Oi, kada žinočiau. Koks 5 šalis, atrodo gal kitim, kad daug keliauja, bet ne per daugiausia. Iki 60 jau šalių. Kas tave įkvėpė kurti tokį turinį? Reikia pinigų užsidirbti. Iš tikrųjų gal taip atrodo, o čia mėgst keliauti, iš tikrųjų varauka užsidirbti pinigų. O filmą užsidirbti pinigų, taip numus sėdėdams, žinai, pinigų negausi. Tai gavos iš tikrųjų kažkad norėjau keliauti, atrodo įdomiai keliauti, bet galų gali gavos kaip darbs, tiesiog taip. Dabar unto ir gyven. Kokia tau įsimintiniausia šalis yra, iš kurių aplankęs esi? Įsimintiniausia šalis. Jaučiu kažkas iš paskutienis kelionės bus iš Afrikos, jaučiu, tai gal kokį Gambiją, nes toik visai įdomi šalis, tokia labai trumpa, kaip Sleiks. Tai tiek Veino upė ir ten, toik kapos Lietuvos valstybė. Ir vis angliškai aš ne Afriko, kur buvom nustebęs. Tai gal įsimintiniausia iš paskutienis kelionės. 45 kelionės diena. Ir vakar atvažiavom į Gambiją. Have no money. No, this one. Huh? Give me water. Have no money, sorry. Can you take a picture of me? Yes. Good. Thank you very much. Vietinės paprašiau, gerai, kad šneka anglišką, tai suprato. Vis tiek tam tikrų būna ir bairių, kad už kadro kažkas būna. Ar yra kokių nors atsitikę dalykų už kadro Afrikoje? Jo, gal nebent, kad iš mašinos norėjai su Kalašnikovas mane ištraukti ir visą mašiną apžiūrėti, kontentūrų ger. Nes pasirodo, negalėjau to veito mėgoti, aš išlipu toks be maiks, sako, lipk laukon, apžiūrėsim tavo mašiną. Čia kažkokie gentis ar čia kažkokie buvo pareigūnai? Net ne gentis, bet ir ne pareigūną, tiesiog savo keimo apsauginę. Tiesiog norėjau pažiūrėti kontūrų gerą mašiną. Jie buvo labai nustebint, ką aš atvažiavęs iš Lietuvos. Čia mėgt pasanau prie keimo. Kokį valandą laiką apžiūrinėjai, visko ištraukė už mašinas ir tai jo, toks nemalons dalyks, bet aš jau paskui tiesiog pradėjau šipsuotis ir šaipytis pats iš šano. Kuri šalis labiausiai tave nuvylė? Ne, šiaip negalėčiau pasakyti nei vieno šalis, kad būtų kažkiek nuvylus. Tiesiog pagal nusiteikėjimą, atrodo, jeigu tau nepatink, tipo, gali nuvilti, bet aš tiesiog didelių expectationų neturiu kiekviena šalia, tai nėra taip, kad kažkaip būtų labai nuvylę. Netgi lenkiai man patink tai, kas gali nuvilti. Iš kelionės sakyčiau, kad šitas projektas su Afrika buvo ilgiausias. Kodėl keliavai su mašina, tarkim, ne pėsčiomis ar kažkokia kita transporto priemonė? Nes iš tikrųjų, pati ilgiausia, ilgiausia ir atstumų pati ilgiausia, ne tik laiku, tai su dviračiu. Aš jau ne Valojevič, tai daug nevažiaus. Su lėktuvu gal ten irgi neįdomi, bet turėjau golfą, galvoju, važiausiu gal užlinks, galbūt ir nebus gaila tos mašinas palikti. Tai galvoju, sėdu į paskutinį kelionį, bet taip galvos, kad neužlink man tas golfas. Tai. Nes patogu, nereikia viešbutį pirkti nuomotis, gali mašiną mėgoti, nusiprausti irgi iš bėdos gali mašiną, jeigu nori. Tai patogi transport priemonė keliavimo, iš tikrųjų mašiną gal. Kaip apskritai susiplanuoji kelionės? Kiek laiko užtrunka pasiruošti joms? Kelionės dažniausiai random visiškai kilna. Dažniausiai kažkur keliauju, kažkokia mintis kilna, aš tiesiog į nautus prisirašinėjęs, esam 10 idėjų dabar pas manis telefonį. Tiesiog jau kapriai kažkur pradėti vėl keliauti, jau 3 mėnesius atostogoju, jeigu lovą, atsivert nautus, varau toną. Vis tiesiog perskaitą, kad labiausiai prie širdį įsilimp, ton ir pasiemti. Tai visiškai random, nėra taip, kad atsėdis prie komp ir galvoju, ko čia dabar reikėtų keliauti. Tiesiog mintis iššauna į galvą ir vara. Kaip kelionės po pasaulį pakeitė tavo požiūrį į gyvenimą? Nežinau, ar pakeitė, bet iš tikrųjų gal suprant, kad kiekvieno šaly ir kiekvienam žemyn, tiesiog kiti sako, kaip tu nebijai kažkur varyti. Iš tikrųjų, taip pat žmonės gyvena, visi esam tokie, tiesiog kitom kalbam. Tai taip aš jautu, kad ir nuskrėdys į kietą žemynų, ten tiesiog ir mūsų tą patį žemę. Tai maža skirtum pasaulį matau iš tikrųjų. Taip pat susitikai su Vytautu Mikaičiu. Kaip įspūdis buvo pirmą kartą susitikti, o gal čia ne pirmas kartas, kai jūs susitinkate? Jo, čia iš tikrųjų buvo pats pirmas kartas, nes prieš susitikėm Afrikoje jaučiu buvom apsikeitėm kokiam 5 žinutėm tiesiog. Sako, aš jaučiu atvarysiu ten, nes nesubojęs į Sierra Leone. Davai, skau, atvaryk, atsiunti laiką, kad atskris. Tai jo, buvom apsikeitėm 5 žinutėm, susitikom. Bet kadangi viens kitą esam matę internet, tai gal nebuvo tokį kažkokį šoką ar kažko. Tai labai paprasta, tiesiog pasveikinom, kapsusiam draugą ir smagu buvo turėti kelionės partnerį, nors ir trumpam savaitę. Neskaitant 7 pasaulio stebuklų, į kuriuos dabar ateinančiu metu važiuosi, kokiu galvoji dabar dar projektų turėsi? Gal dar nesu net išvarsi kelionį, tai tikrai apie dar sekančius niekados negalvoju, nes nemėgstu apsikrauti, tai aš į priekį 2 savaitės tik tą galvoju, tai žinau, kad kitą savaitę išskrendu ir viskas daugiau negalvoju, absoliučiai niek, tai švari galva. Ačiū tau, gerai praleisk laiką, sėkmės.